Sveiki visi, šiandien žaidžiu Minecraftą ir žaidžiame minigeimus. Aš jau pradėjau žaisti vieną minigeimą Hide and Seek. Čia dar vadinamas Prop Hunt. Man kaip yra dar žaidimas tikras Prop Hunt, kur pasiverti į bet kokį daiktą ir pasislėpia. Tai čia tik panašus, tik biški kitoks. Čia reikia paslėpti kaip blokas. Ir turi niekas jūsų nepastebėti. Tai aš dar pakalbėsiu apie save. Mano vardas Lukas, aš filmuosiu su draugais. Ir vienas survival, minigeimus. Dar žaisiu kitus žaidimus, pavyzdžiui, Outlastą. Ką dar čia pasakyt, man 12 metų, gyvenu Vilniuj ir kelsiu kas antrą dieną savo video. Aš jau įkėlęs 2 video, vieną šiandien, o kitą užvakar. Ne, antrą, praeitą vakar. Tai kelsiu jeigu ką kas antrą dieną. Nes aš dabar, tenas buvo prikolai. Kaip pastebėjote, mane nužudė. Man taip nepatinka. Nes aš tai turiu tada ieškoti. Ir man gali truputį pastrikti. Ir ką čia dar pasakyti? Ir dar gal dar pas mane ateis draugų ir tada gal dar filmuosim tokį video, kaip pavyzdžiui mes einam į lauką tenai žaist, visokių video, ką mes blogai darom, ką mes gerai, taip ir taip toliau, šiaip. Tai mačiau, čia buvo bedrokas, nes jis yra paskutinis. Ir man dabar čia gali rašinėti per Skype'ą ir per telefoną. Tai aš galiu biškį užmygti. Tiesiog nebežaisiu trumputį. Čia mačiau kažkur bedrokas buvo. Mes jį tai surasim, bedroką čia sunkiausia, lengviausia surasti. Ir sunkiausia paslėpti, nes bedrokas labai matosi, čia nėra kur bedrokui paslėpti. Tai va, nukritau. Jei norite šitą servą, aš paliksiu apačioj IP po video, tai galėsite irgi ateit. Pas mane šuravimas yra. Tai gerai, man gali pastrikti, jau sakiau. Dar pakartosiu. Tai dabar aš ieškau bedroko, ne? Tai, ir dar apie save. Dar kelsiu video visokius, kai mes su draugu žaidžiam, dar ką nors tokį panašiai. Aš radau bedroką, tipo nematau, ir paskui jį nužudau. Taigi, mes jau baigėme šitą. Eisim dabar į kitą. Gal kelsiu negi galit šiandien, nežinau, video. Ir paskui kelsiu dar šeštadienį. Paskui pirmadienį, taip kas antrą dieną. Šitamuose biški, gal dar kitam serve biški filmuosiu, kaip aš trolinu žmonės. Tik palaukit biški truputėlį. Mano skinas yra mergaitės. Tai nekreipkit dėmesio, jis turėtų būti berniuko. Tai čia buvo tokia istorija ilga, tipo, kad pirma buvo berniuko, paskui pakeitė į mergaitės, paskui vėl pakeitė į mergaitės, paskui į berniuko, paskui į kažinų kažkokio pateivą, dar kažkokio tokio, paskui vėl į mergaitės, paskui į berniuko, paskui mergaitės. Ir paskui dabar vėl į mergaitės. Tai va, mano skinas, va, galas, čia priekis. Čia priekis ir visas, ir ką čia darim pasakyti. Tai gal dar žaisim ką nors, pasiūlyti, ką dar žaisti.
Čia yra Hunger Games, Join Color Math. Čia galiu jums parodyti. Įveikia. Oi, netai parašiau Color Match. Ne. Čia yra tiesiog daug yra spalvotų vilnų. Ir tenais yra PvP, bet tiesiog trankaisi, bet nesimuši. Netiminė nieko. Ir tipo tu turi atsistoti, tau į inventorių atsiranda blokas, tokios spalvos. Ir turi ant tokios atsistoti, bet niekada nepadėkit bloko ant žemės. Pavyzdžiui, va, čia pavyzdžiui blokas ir taip, nepadėkit. Tai nes tada bus blogai ir tada jūs neturėsit bloko. Stebir video kuriu. Čia nelysk, čia nešukinėk arba nužlyp. Jo, ir čia yra labai įdomus minigeimų servas. Aš jį labai daug žaidžiu. Ką čia dar pasakyti? Ai, dar gal 5 faktus apie mane. Taip, mano vardas, kaip žinot, Lukas, kiek man metų žinot, kur gyvenu žinot, ir 10 faktų, 5 faktai apie mane. Pirmas faktas, kad aš labai mėgstu žaisti futbolą. Su draugais, kai vasarą nelyja, kiekvieną dieną einam žaist, susirenkam gal 10, tai 5 prieš 5. Lankau mokyklą 5 klasėje. Būčiau 6, bet tai čia. Antras faktas, kad aš kursiu savo video su kartais, ne, čia ne faktas. Antras faktas apie mane, kad yra, kad aš mėgstu labai žaisti Minecraftą. Jei galėsit, aš padarysiu kontestą, kažkokį dalyką, kad turėsit apie dar, koks mano šuns, pavyzdžiui, vardas dar kažkas, ir taip toliau, ir bus viskių dalykų, paskui parašykite į komentarus, koks atsakymą, kokį, ir kas laimės galės, nežinau, gal nusifilmuoti su manim, dar ką nors savo pagaliau nebelyju, su manim galės nufilmuoti, dar ką nors taip toliau. Tai paskui trečias faktas, ne? Trečias faktas yra apie mane, kad aš labai, gal nelabai, bet aš labai kartais mėgstu, kartais nemėgstu žaisti maca, jei labai susinervuoju. Tai nežinau, ką dar čia jums pasakyti. Ketvirtas faktas yra, kad aš jums dabar galiu užpasakot, ką čia man parašy, ir tu durnas. Kas šitoks man parašė? Max, I am English. Taip, ne English. Man, žinai, blogai pašiau sakinys, jie rusai ar ką šitokį, man įdomu jie. Taip, ir ką dar? Taip, ir dar, kai mėgstu labai valgyti kebabus. Ką žinau, blynus, kotletus, kebabus jau sakiau, hamburgerius, hotdogus ir tokius nesveikus maistus. Paskui dar mėgstu labai valgyti šituos, kaip jie, jau ne kotletai, o šitie kepsniai visokie. Mėgstu labai dar tokių šaldesnių biški maisto, dar mėgstu, pavyzdžiui, pyragą kokį, nors dar. Paskui dar mėgstu labai gerti ką. Labai mėgstu gerti kokius nors sultis, labai skanias su vištėm ir obuoliais. Į ką, žinokit, dabar ketvirtas buvo faktas. Dabar penktas faktas. Penktas faktas apie mane, kad ką čia jums pasakyti, penktą faktą. Koks čia penktas faktas gali būti? Ai, penktas faktas gali būti, kad mano draugai gali kartais
paskambinti, gal netgi filmuotis su manim. Ir ką čia ir viskas. Na, čia ne faktas penktas buvo. Penktas faktas yra apie mane, kad man labai gerai sekasi kūno kultūra. Niekada nepraleidau pamokos nei vienos, tik vakar buvo kūno kultūra, tai praleidau. Čia galima, jo, ir viskas. Ir mano mėgstamiausios dar pamokos kūno kultūra, dailė. Dar vienas faktas, tipo, ne čia ne faktas, bet mūsų mokytoja dalis buvo susirgusi labai, tai gal 3 mėnesius jos nebuvo, tai vakar atėjo ir viskas, dabar jinai bus mūsų mokytoja. Ir jinai mums 2 būrelius daro, vienas mokamai, kitas nemokamai. Tai vienas mokamai yra molio, nes už molio reikia 15 litų kas mėnesį ar kiek nesimokėt. Nes mes labai daug molio išnaudojam visokiams dalykams. Tai, o dailė, tai aš nemokamai, tiesiog tu viską pasiemi ir tada per ją viską pieši. Aš gal parodysiu savo piešinį. Gal čia užsidaro. Aš žurlokinis. Negalima. Tai ir viskas. 5 faktai apie mane. Dar nedabaigiau. Mano dailė, matematika, nes mano matematikos mokytoja yra mano sesės. Aš dar turiu sesę. Beje, mano sesės auklėtoja buvo. Tai labai gera. Ir ką? Dar patinka labai muzika. Dabar mūsų naujas mokytojas yra. Nes mūsų pirma mokytoja susirgo vėl. Dabar antrą pavadavo, bet jinai irgi susirgo. Dabar mokytojas, tai jis labai geras. Per pirmą pamoką mes žaidėm žaidimus, nieko mes nedainavom, gal truputėlį padainavom, bet paskui man dar patinka kokia čia dar pasigalvosim. Per 13 buvo, tai nieko tokio, dabar turiu gerai mane girdėt. Dar kokia dar čia man labai patinka. Nežinau, ir viskas. Jo, ir viskas. 5 faktai apie mane. Jei norite sužinoti daugiau, rašykite komentarus. Ar tikrai norite, nes aš galiu ir video irgi parašyti. Nufilmuot. Irgi save galėsiu parodyti. Gal. Jei turėsiu su kuo. Ir viskas. Ir mano gal video baigęs. Visų gerų žmonės. Susitiksim kitą kartą.